Taip, sveiki visi. Šiandien pakalbėsiu apie užsakomas paslaugas ar savo personalo valdymą. Prieš pradedant pranešimą noriu paklausti, o kas susidūrė esat su samdomom paslaugom arba kaip įprastai vadinam outsourcinimu? Ok, 50-50. Tai tikrai yra apie ką pasikalbėti, ką papasakot ir su kuo padiskutuoti turbūt paskui. Taip, kai rašiau pranešimą galvojau, o su kuom susiduria mūsų partneriai, kai ateina pas mus. Kokie yra jų klausimai, ką jie sprendžia ir ką nori padaryti. Tai turbūt pirmasis yra, ar aš galiu padaryti savais resursais. Ar aš turiu pakankamą personalą, ar mano personalo kompetencijos yra pakankamos, kad aš padaryčiau to verslo proceso pokytį ar įvešiu naują paslaugą. Antras, jeigu aš to neturiu, ar man reikia samdyti žmonės. Kiek man tai kainuos, kiek laiko užims, kokios papildomos vadybos dar reikės ir kiek laiko tai užtruks ir aš gausiu rezultatą. Trečias, kur atsiranda mes, ar ieškoti partnerių iš išorės. Ar tas partneris atlieps mano lūkesčius, ar paslauga bus tokia, kokią tikiuosi. Iš šitų dviejonių dažniausiai atsiranda dar ir ketvirtas variantas - daryti kaip darėm, arba kitaip nedaryti nieko. Palikti taip, kaip yra. Tai pradėsiu nuo to, kaip aš susidūriau pats su paslaugom iš išorės. Karjeros pradžioje, kuri prasidėjo mano pardavimuose gal prieš 14 metų, pirmiausia buvau komandos narys, kuri darė viską patys. Mes viską žinojom, viską valdėm, marketingas, buhalterija, IT, viskas pas mus rankose ir viskas iš to yra gerai. Ką mes iš to turėjom? Turėjom valdomą įmonės kultūrą. Visi dirbom pagal kažkokias tais tradicijas, pagal kažkokius tais įsitikinimus ir pagal kažkokią įmonės kultūrą. Tai davė naudą, kad visi žinom, ką darom, kodėl darom ir kaip darom. Iš to išėjo, kad visi buvom komandos dalis, didesnio proceso dalis ir jautėmės, kad savo veikla prisidedam prie bendro įmonės tikslo. Bendradarbiavimas įmonės viduje. Visi žinojo visus. Pažinojom vienas kitą, žinojom, ką darė kiti skyriai, kodėl daro, kaip daro ir netgi kada tai padarys, kai mums to reikia. Vidinės įmonės žinios, kitas faktorius, kuris irgi lygiai svarbus, per ilgą laiką, per 1, 2, 5 arba 10 metų, visi žinojo, kas įmonei svarbu. Nebūtinai tai buvo geri dalykai, bet visi žinom įmonės vidinės žinias, kurios šiaip pas partnerius neišeina. Tai yra būtent įmonės insidas. Na ir svarbiausias turbūt dalykas buvo, kad su tais žmonėm, ką mes darom, žinom, ką galim pasiekti, kokios yra jų kompetencijos, kaip jie gali padaryti greitai ir kokie rezultatai įmonė turės apibrėžtam laikotarpiu. Ir taip jau nutiko, kad viskas pasikeitė. Mano pirmieji susidūrimai su paslaugomis iš išorės nebuvo dėl to, kad aš to norėjau, labiau buvo būtinybė iš pokyčio. Tai pirmas pokytis įvyko tada, kai atsirado naujas vadovas. Nežinau, ar esat auditorijoje kažkas, kad iš komandos tapot vadovu. Jeigu yra kas nors, tai turbūt suprasit mane, atsirado naujas vadovas, viskas fainai, kita diena komandos supriešinimas. Vadovas naujas, buvom kolegos, tapo vadovas, vieniems patinka, kitiems nepatinka, vieni priima šitą pokytį, kiti nepriima. Iš to, dėja, bet nauja žmonių kaita. Vieni žmonės išėjo patys, kitus žmonės teko pakeisti, nes nenorėjo dirbti su esamu vadovu, su manimi būtent. Laiko planavimas. Aš tuo metu viską dariau pats, nes juk atėjau iš komandos, kur mes viską pasidarysim patys. Ir aš galvojau, kad suvaldysiu šitą procesą. Komandos formavimas irgi buvo mano paties atsakomybė, kurią aš dariau, bet čia įsivertinę savo laiko resursą, aš supratau, kad tiesiog negaliu visko padaryti pats. Ir tada atsirado sprendimas kreiptis į HR įmonę, kuri teikia darbuotojų paiešką ir šitoj vietoj sprendimas įsprendė tada, kai mes su jais pasikalbėjom. Ko man reikia, kokių kultūrinių savybių aš noriu, kokios vertybės pas to žmonės turi būti ir aš apskritai, ką noriu pasiekti. Per pusę metų pavyko suformuoti naują komandą. Ar tai buvo pats sklandžiausias procesas? Turbūt ne. Tai buvo mano pirmas kartas su partneriu ir tikrai buvo nemažai klaidų. Tačiau rezultatą aš pasiekiau ir tuomet turėjau komandą, kuri performina, komandą, su kuria galiu siekti tikslų ir su kuria aš tų tikslų pasiekiau. Antra situacija buvo nevykstantis įmonės procesas. Įsivaizduokit, viskas fainai, nauja komanda, viskas veikia. Pats sezono įkarštis. Įmonė generuoja
pajamas, pats sezono įkarštis, per tą laiką mes sugeneruodom daugiausiai pajamų, naujų užsakymai eina ko ne kasdien. Gamybos linijos tuo metu užimtos mėnesis į priekį. Viskas aišku, viskas konkretu, logistikos grandinė, sandėlis nuolat pildomas. Tuo metu dirbau gamybinėje įmonėje. Ir čia nutinka situacija. 30% krovėjų turim. Vienas susirgo, kitas patyrė traumą. Iš 3 žmonių, kurie turi paskutinį etapą padaryti, pakrauti sunkvežimį, liko vienas. Kreipiamės į HR, sakom, reikia žmonių. Viskas fainai po 2 savaičių. Galim geriausiai padaryti kažką tais. Šitoje vietoje netinka. Eksperimentas, kreipiamės į darbuotojų nuomą. Po 2 dienų turėjom 3 žmonės. Iš tų 3 žmonių pasiėmėm vieną, dar po 2 dienų dar 2 kandidatai, iš kurių irgi pasiėmėm vieną. Iš to gavosi, kad mes per savaitę pusantros pilnai padengėm savo poreikį ir iš to išėjus netgi pakeitėm sprendimą, kad mums tų 3 žmonių nereikia, nes jų reikia tik piko metu. Mes supratom, kad užtenka 2 žmonių ir vieną pasiimti papildomai tada, kada jo labiausiai reikia. Ir čia mes sprendėm irgi ne tik problemą, kuri atsirado trumpuoju laikotarpiu, bet ir patį procesą persižiūrėjom, nes supratom, kad partneris iš išorės mums gali greitai padėti. Tada, kada reikia, arba tam ribotam laikui. Kitas dalykas, naujų rinkų atidarimas. Man kaip komercijos vadovui tai buvo planuotas sprendimas, bet manyčiau, kad vienas skaudžiausių. Kodėl? Kaip ir visos įmonės mes norėjom augti. Ir mes augom. Viskas buvo tvarkoj, bet augom iš savų klientų ir savose rinkose. Ką tai reiškia? Kad mes neėjome į naujas rinkas, o buvo noras užkariauti daugiau rinkų. Verslas tarptautinis, visose rinkose mes esame aktyvūs, išskyrus tas, kur nesame aktyvūs. Išsikėlėm tikslą ir aš matau, kad šitas procesas neina. Ką aš padariau? Įsivertinau mūsų pardavimo procesą, kaip dirba žmonės, ką jie daro, kiek laiko kas užima ir supratau, jog turim silpnų vietų. Silpnos vietos yra tos, kad žmonės, kurie dabar dirba, tiesiog negeba ieškoti naujų klientų. Jie nenori arba negali, nes dirba su esamais klientais, turi iš jų užsakymus ir, galima tai pasakyti, jaučiasi komforto zonai, nes vykdo savo planus. Fainai, ką bandžiau daryti? Bandžiau keisti žmonių mentalitetą, jų darbo pobūdį, samdžiau naujus žmonės. Deja, trumpuoju laikotarpiu tai nepasiteisino. Ką padariau? Pradėjau ieškoti partnerių. Kaip ir minėjau, man kaip pardavimų vadovai pripažinti, kad mano komanda nedaro ir man reikia imtis kažkokį partnerį iš išorės, ką man to reikia, juk mano komanda gali performinti. Šitas sprendimas turbūt buvo vienas geresnių. Kodėl? Susitikom su partneriu, pasikalbėjom, susidėliojom tikslus, ir aš tikiuosi, kad viskas bus gerai, eisim daryti. Rezultatą darė. Viskas fainai, iš 4 rinkų, ką susitarėm, 2 buvo atidarytos, šiandien dienai ta įmonė turi 2 naujas rinkas, būtent iš šito sprendimo. Tai irgi pasiteisinęs reikalas, bet ką aš išmokau. Dabar aš jau nebesu tik tas, kuris samdo, tačiau ir tas, kurį samdo. Infomedia teikia būtent tas paslaugas, kai outsourcinat jūs savo procesus. Bet mes šiandien, kaip Infomedia, toliau buhalteriją outsourcinam, žmogiškuosius išteklius outsourcinam, IT dalinai outsourcinam, marketingas lygiai taip pat yra outsourcinama paslauga. Mes ne tik tai teikiam, bet šituo modeliu tikim ir patys tai darom. Ir ką aš išmokau, kokių dalykų reikia arba kas yra būtina, norint turėti sėkmingą projektą su partneriu, kuris nebūtinai žino jūsų verslą arba kol kas dar nežino jūsų verslo. Tai pirmas dalykas yra labai aiškus bendravimas. Aiškus bendravimas, aiškus lūkesčių išsakymas. Aš pats tai darau, ateidamas pas partneris, aiškiai įvardyju, ko aš tikiuosi, už kokią kainą ir per kiek laiko. Ir tada mes čia pasitikrinam, ar vis tik tas partneris gali būti tas, kuris bus partneris, su kuriuom aš turėsiu partnerystę, ar vis tik bus tas, kuris sakys padarau, ir paskui dingsta. Būna ir tokių atvejų. Bet į šitą bendradarbiavimą žiūri partnerystę, ne į paslaugos užsakymą, o į partnerystę, kuris man padės padaryti geriau ir pasiekti geresnį rezultatą. Iš to išeina tarpusavio suderinimas, kas, manau, labai svarbu, surasti ne tik gyvenime tinkamą partnerį, bet ir versle, kuris atliepia jūsų lūkesčius, atitinka jūsų vertybės, atitinka jūsų verslo praktiką, ir tą patį greitį. Iš čia išeina lygiai taip pat, kur mano klaida buvo su pardavimais, labai aiškiai apsibrėžti rizikas. Kas už tai atsakingas? Kas už tai atsakingas, kokie yra KPI'ai ir kas įvyks, jeigu tai bus, arba kas įvyks, jeigu taip nebus. Kur kieno atsakomybės ir ką darysim tada, jeigu bus vienas arba kitas scenarijus. Ta mes dabar darom visada, aš lygiai taip pat atėjęs pas savo partnerių sakau, ok, fine, o kas bus, jeigu nebus?
Šitas dalykas yra labai svarbus, kad iš karto žinotume. Tuomet technologijos ir infrastruktūra. Šiandien dienai mes esam žmonių verslas, bet lygiai taip pat paremti technologijom. Ką tai reiškia? Jeigu mes norime gyventi kažkokius sprendimus, mes remiamės technologijom. Ir lygiai taip pat mūsų partneriai, kurie dirba su mumis arba mums, remiasi technologijom. Labai svarbu technologinis suderinamumas, kai aš žinau, ką mano partneris gali padaryti, aš žinau, ką iš jo gausiu, nelūš jo sistemos, nebus techninių nesklandumų, dėl ko gali kentėti mano paties verslas. Ir čia skatinimas tobulėti. Turbūt pagrindinė irgi pamoka, kai išmokau bendradarbiaudamas pirmaisiais kartais, nusimti tuos savo apribojimus, o mes taip darydavom, pas mus yra tokie klientai, juos galima rasti tik ten ir ten. Tai man, bendradarbiaujant su partneriu, kuris teikia paslaugą, trukdė, nepadėjo, o trukdė. Nes partneris atėjęs kartais turi kitų įžvalgų. Ir tuo konkrečiu atveju taip ir buvo. Jie mums klientus rado visai kitose vietose, negu mes įprastai manėm. Ir tas toksai, aš darau kaip dariau, yra apribojimas, o skatinimas tobulėti partnerio arba partneriui padeda aukti. Ir turbūt pats svarbiausias gebėjimas prisitaikyti. Ką tai reiškia? Jeigu mes jau nusibrėžėm tikslą, kad eisim ten, nebūtinai mes taip ir nueisim. Gali būti, kad mes turėsim kažkokį tais čionais pasimušimą, čionais nukrypimą, bet tikslas yra vienas. Tačiau prisitaikyti prie aplinkybių, suprasti, kad ne viskas veikia taip, kaip suplanavom, tačiau tai nereiškia, kad keičiasi tikslas, yra labai svarbus momentas. Nes tikslo mes siekiam to paties, bet priemonės arba veiksmai nuo suplanuotų gali truputėlį skirtis. Ir čia kažkaip labai nori man viską rodyti. Taip, ok. Tai, o kaip mes gyvenam šiandien, kaip Infomedija, kaip irgi samdomos paslaugos arba outsourcinimo įmonė, kokia yra rinka? 23 metais 65 milijardai eurų. 31 metais planuojama beveik 120 milijardų eurų. Ką tai rodo? Tai rodo, kad per 8 metus rinka padvigubės. Iš to išeina, kad žmonės arba verslai vis dažniau renkasi partnerius, kurie paima jų verslo procesą arba dalį šito verslo proceso ir atlieka už juos. Tai gali būti tiek lokalioj rinkoje, tiek globalioj rinkoje. Toliau, jeigu mes 22 metais atlikta apklausa būtent iš įmonių, kurios atlieka samdą, 78% apklaustųjų savo partnerius vertina teigiamai. Na, o 37% mažų įmonių bent vieną savo verslo procesą jau šiandien iškelia pas partnerius. Tai gali būti ta pati buhalterija, ta pati IT, na, turbūt marketingas labai dažnas atvejis, kai ne patys savo žmogų samdom, o iškeliam ir paprašom kažkokios agentūros atlikti tam tikrus veiksmus, arba tas pats klientų aptarnavimas. O kuo mes gyvenam šiandien, tai skambučių centro agentai įgauna įgūdžių atsiprašyti netgi už tai, ko jie nepadarė. Tai verslo specifika. Norit? Prašau. Taigi, o kokie privalumai, kokie trūkumai, kokie minusai ir ką rinktis? Tai jeigu mes kalbam apie užsakomas paslaugas, iš esmės jūs gaunate kompetenciją čia ir dabar. Jūs įsigyjate kompetentingą komandą, kuri funkcionuoja ir gali atlikti jūsų iškeltą užduotį ir padaryti tai gerai. Iš šito jūs sutaupote samdos kaštus, iš šito jūs sutaupote vadovo galvos skausmą, ką daryti, kai reikės daugiau, ką daryti, kai tų žmonių nebereikės. Iš to jūs suvaldote riziką, o jeigu tie žmonės nepasteisins, o jeigu tie žmonės susirgs, o jeigu tų žmonių nebeliks, kai man jų labiausiai reikės. Šitą jūs gaunate dirbdami su partneriu ir, kad ir kaip bebūtų, tai tampa mūsų atsakomybė, jeigu mes esam jūsų partneris. Jeigu kalbam apie darbuotojų nuomą, lygiai grečiai, ką aš turėjau, tai jūs pritraukėt resursus iš išorės čia ir dabar. Privalumas darbuotojų nuomos įmonių, kad jie turi išsigryninę procesą, kaip įdarbinti žmogų, kaip įmanoma greitai. Tai reiškia, kad paieškos procesas yra praleidžiamas, nes jie turi savo žmonių srautą, su kuriais gali dirbti arba dirba nuolatos. Ir šitas sprendimas yra geriausias tuo met, kai jums reikia kažko tais čia ir dabar, įvyko kažkokia tais krizė, situacija ir jūs ją norit spręsti. Ir jums reikia žmonių, būtent žmogiškojo faktorius. Arba jūs turit kažkokį tais projektą, kur sakot, 3 mėnesius turus projektas. Mes žinom, kažkokį tais statom kažką tais, gaminam kažką tais, padidėjimas kažkoks tais labai aiškus, laikė apibrėžtas. Šitoje vietoje būtent nuoma padeda išspręsti tokį klausimą, kur to privalumai, kad žmonės
toliau dirba pagal jūsų įmonės kultūrą, žmonės dirba pagal jūsų įmonės principus ir tarp jūsų žmonių. Tai reiškia, kad jie maksimaliai greitai perima informaciją ir maksimaliai greitai įsilieja į darbą. Čia yra turbūt pagrindinis skirtumas nuo užsakomųjų paslaugų, nes tai atlieka partneris. Tai čia galbūt skirtumas ir didžiausias tarp vieno ir kito, na ir kad fiziškai turi būti jūsų įmonė. O kalbant apie savus darbuotojus, žinoma, taip pat yra pliusų. Dažniausiai tai yra lojali komanda, kuri dirba ilgą laiką. Dažniausiai šitie žmonės būna atsidavę ir dirba jausdamėsi komandos dalimi. Jie tai daro pagal įmonės kultūrą, jie tai daro žinodami, kodėl tai reikia daryti, jie tai daro, nes jaučiasi įmonės dalimi ir nori prisidėti sąžiningai ir nuoširdžiai. Lygiai taip pat darau dabar savo įmonę. Esu komandos dalis, o ne laikinas darbuotojas, vadinkim taip. Ką jūs gaunate dar papildomai iš to? Kaip ir minėjau, mano pradžia, kur buvo, jūs galit prognozuoti, ką tie žmonės gali padaryti, kaip jie gali tai padaryti, kokius tikslus pasiekti. Žinoma, jeigu nesikeičia kažkokios aplinkybės ir neatsitinka taip, kad jie susirga, išeina, pasikeičia nori kažkokie tais, ar kaip dabar kartais būna, dingsta motyvacija. Einant toliau ir apibendrinant mano pranešimą, tai vis tik tais kada, ką naudoti ir kokius dalykus reikia įsivertinti, kad prisijimtų savo tą teisingą sprendimą. Tai pirmiausia, ką aš dariau ir ką, manau, reikėtų pradėti daryti, tai įsivertinti esamą procesą. Nuo A iki Z. Kaip jūsų procesas vyksta, kas už jį yra atsakingas, kiek jums tai kainuoja laiko, pinigų, žmonių ir ar jūs norit keisti jį visą, ar jūs norit keisti jo dalį, ar jūs norit iškelti dalį proceso kažkur tis kitur, ar jūs norit jį tiesiog pakeisti, suefektyvinti. Žinodami visą procesą, jūs galite eiti prie antro žingsnio ir įsivertinti vis tik tais, o turimi resursai pakankami ir ar užtenka jų kompetencijų. Ką tai reiškia? Jeigu jūs turit pakankamai žmonių, komanda yra motyvuota, galinti dirbti ir galinti padaryti pokytį arba efektyvinti jūsų darbą, šaunu, džiaugiuosi. Turbūt jums partnerių nereikia iš išorės, nes jūs turite resursą tiek kompetencijos, tiek darbo jėgos. Jeigu neturit, galbūt vertas pasižvalgyti šiek tiek rinkoj. Vienas iš variantų kreiptis į partnerius, kitas iš variantų užsimti samdą, įsivertinti, ko jums konkrečiai reikia. Ir atsirinkę savo partnerius, sėsti prie stalo ir su jom kalbėtis. Ko jūs norit, kas jums aktualu, kokie iššūkiai praeityje buvo, ką jūs norite išspręsti. Kuo daugiau informacijos žino jūsų partneris, tuo geriau aš pats kaip toks partneris galiu atliepti jūsų norus ir pasakyti, kad mes galim arba negalim dirbti. Jau pirmame etape labai galim susilyginti ir suprasti, kad okei, čia apie mus arba ne, mums nepakeliui, nes aš negaliu kažko padaryti, arba lūkesčiai yra nepamatuoti ir mes neturim nieko bendro. Bet šitas dalykas jau padeda jums išspręsti, ar darom ar nedarom. O jeigu jau darom, jeigu radot partnerį, su kuriuom nori dirbti, tai bendradarbiavimas projekto metu. Ypač noriu pabrėžti šitą dalyką, bendradarbiavimas projekto metu, kai jūs perduodat informaciją partneriui, ne užsakytai paslaugai, bet kaip partneriui apie savo įmonės insaidą, apie savo įmonės skausmus kažkokius tais. Kuo daugiau informacijos perduosit, tuo daugiau mes galėsim paimti arba kažkoks iš jūsų partnerių. Tuo daugiau informacijos paims ir nereikės pusmečio. Galbūt užteks mėnesio, kad tas procesas būtų pilnai iš jūsų perimtas ir jūs galėsit koncentruotis į tą veiklą, kuri jums yra svarbiausia ir kuri didžiausia vertė įmonė. Na ir paskutinis svarbiausias rezultatų vertinimas pagal išsikeltus tikslus. Kaip ir minėjau, prieš tai prisitaikymas proceso metu ir čia rezultatų vertinimas pagal tai, ką jūs išsikėlėt. Jeigu jūs išsikėlėt pakeisti pokytį, ar jis buvo pakeistas. Jeigu jūs išsikėlėt tikslą suefektyvinti verslo procesą, ar jis buvo suefektyvintas. Jeigu jūs išsikėlėt tikslą gauti daugiau pajamų per kažkokį procesą, ar tai buvo pasiekta. Ir būtent per šitą prizmę vertinti, koks buvo tas bendradarbiavimas ir ką jums tai davė. Na, o jeigu jau nuspręsit, kad reikia partnerių klientų aptarnavime arba pardavimų didinime, vienas iš jų čia, galim susitikti Infomedijos stende, prie pat išėjimo tikrai neprašausit, tai galbūt turit klausimų. Tai vienas iš klausimų, kurie yra mums šiandien užduoti, yra toks labai paprastas. Kaip nuspręsti, kokį darbuotoją reikia, kada darbuotoją reikia nuomotis, o kada geriau darbuotoją yra deleguoti išoriniam partneriui? Kaip nuspręsti, kada darbuotoją... Kokioje srityje
esantis darbuotojas galėtų būti nuomojamas, o kokioje srityje nuomonė labai veikia ir tau geriau dirbti ne su nuomojamais darbuotojais, o su deleguojamom paslaugom, tiesiog kaip, nežinau, išoriniam partneriui. Aš manau, kad turbūt savo darbuotoją samdyti ilgalaikiai perspektyvoj, jeigu jūs matot, kad tas procesas tęsiasi ilgą laiką ir yra kažkokia jautri informacija arba tą informaciją reikia atlikti įmonės viduje, tuomet galvoju, kad reikėtų samdyti vis tik savo darbuotoją. Tačiau jeigu matot, kad darbuotojo pasamdymas jums kainuos ne tik darbuotoją, bet ir papildomus kaštus - vadybą, įdarbinimą, galbūt kažkokia tenais yra sudėtinga profesija, kur reikia kompetencijos specifinės, tą galite įsigyti iš partnerio. Partneris dažniausiai šitą turi, jūs mokėdami jam honorarą, mokėdami jam sąskaitą kažkokią už paslaugą, jūs gaunate tą čia ir dabar. Ir išvengiat laiko resursų ir suvaldot riziką, ar tai pasteisins ar ne, ar tas darbuotojas samdymas. Ir tada dar klausimas labai paprastas, tai nuo ko pradėti? Keli žingsniai atgal. Įsivertint, ką turit, kiek jums tai kainuoja ir ar nori daryti tą pokytį. Gerai, tai ačiū Jums labai, Linai.